Sveiki, esu Nerijus, esu Swedbank personalo atrankų specialistas. Aktyviai ieškojau darbo, buvau pakankamai patenkintas tuo, kad dirbau ten, kur dirbau. Ir iš Recruit sistema buvau susidomėjęs kaip atrankų specialistas, kaip platforma ieškoti žmonių. Ir vieną dieną pamačiau Recruit'e, Facebook'e, kaip publikuojama tiesiog elementą, kad Swedbankas ieško atrankų specialisto. Ir taip jau sutapo, kad reikiamas kompetencijos, kurių Swedbankas ieškojo, aš taip įvertinau, kad tai mano kompetencijos ir aplikavau. Jeigu ne Recruit'as, nebūčiau sužinojęs, nebūčiau aplikavęs ir nebūčiau įsidarbinęs. Vien žinojimas, kad darbdavys naudojasi papildomais kažkokiais kanalais, šaltiniais ieškodamas darbuotojų, jau rodo, kad jis kreipia dėmesį į atranką apskritai ir kad nebijo parodyti ir kolegas būsimas, ir pats vadovas pasirodo, tai rodo, kad jo požiūris yra brandesnis, rimtesnis į atranką į kandidatus. Ir jeigu tam skiria laiko, tai skirs laiko ir CV peržiūrai, ir analizai, ir interviu, ir tiesiog įvertinimui.